Sveiki žiūrovai. Dabar aš bandysiu žvejoti tokiam gal ežere, gal tiksliau senvagiai. Ir dar biškį galiuką turiu nueiti. Kol čia dabar nueisiu, pasižiūrėsiu, kaip čia vandenėlis atrodo. Kaip čia viskas, kaip čia ką įvertinti, kokį čia masalą naudoti. Ar drumzlinas vanduo, ar žolių daug yra. Žolių tikrai matosi, kad yra. Bet išretėjusios žolės. Tai, ir gerai. Ir matysim, kas čia gausis, nes šiaip labai gražiai atrodo. Nes aš planuoju dabar naudoti praeitam mano video, kur įkėliau su Wolf Creeku naujų masalų bandžiau 18 cm. Bandžiau mažam tokiam, nemažas, normalus dydžio ežeriukas, kaip man iš tikrųjų. Aš tai net neįsivaizduoju, koks tas skaitosi didelis ežeras. Tai sekliam ežeriukį žiūrėjau ir kibo gerai ant to Wolf Creeko. Aišku, paskui sekančią dieną salmuką užsidėjau ir ant salmuką jau ten nežinau, kiek 5, kiek ten tų mažyčių padarau lydekyčių, bet smagu buvo. Tai dabar žiūrėsiu, kas čia darosi ir prieisiu savo žvejybos pradžią vietą ir žiūrėsim, kokie masalai, kokius čia aš turiu, kokius aš čia naudosiu. Šiandien salmų turbūt nenaudosiu, čia vis nori man jau dabar kišti kiekvieną sykį į tą žvejybą, į tą video. Šiaip nelabai noriu dabar tą salmų panaudoti, bet pamatysit. Aš manau, kad čia kažką tikrai pavyks pagauti, labai gražiai viskas atrodo. Čia nesakyčiau, kaip man čia viskas paruošta. Na, žinot, nedideli ežerai, tai ir tų seklių, tai čia nelabai ką ir vis tais echolotais pažvėjuosi. Tiesiog, kaip sakyti, ne echolotas, gilmatis galima sakyti. Tiesiog gilė ieškojimas, tam kažkokių duobių atradimas. Tai aš jeigu varyčiau į kokį didelį ežerą, tai greičiausiai irgi naudočiau echolotą. Nežinau. Aš turiu echolotą, bet man jis labai nepatikęs. Nepatiko man su tais echolotais žvejoti. Jokio įdomumo, čia tik tai į ekraną tada žiūri ir tokia žvejyba. Vis tiek žvejyba yra, nes būtent taikomas į žvejybą, tai ar tu su technologijom, ar be technologijom, vis tiek žvejyba yra. Čia, žinot, nereikia tai perėti sakyti, kad čia nėra jokios žvejybos. Šį kartą dabar bandau vis dar pagauti didesnį lydeką. Tai gerai žiūrėjau. Ja. Naudosim kur įmanoma Wolf Creeką. Kai kuriuose vietose bus šlaitų didesnių, tai aš rapalą haku dėl to, kad yra šiek tiek gal gilių didesnių, sakykim, ir reikia greičiau užskandinti. Tai naudosim šitą. Kaip visada šmakšt ir paukšt.
Koks didelis buvo. Koks didelis buvo. Koks nuvarė. Kok tu blema žuolės dar užkabinau. Koks didelis atsiekė, bet koks šviesus. Šviesus koksai buvo. Wow. Vat masalas suveikia, bet ne iki galo. Taip kai. Wow. Gražuolis buvo tikrai. 90 cm kokį būtų tikrai buvus. Gaila nepaėmė, bet kažkaip sekė. Labai lėtai sekė. Wow. Geras dydis buvo. Biškį triukšmą duosim, kad paviliuotų daugiau. Na. Jau tą lydeką buvo. Jau chebra buvo lydeka. Vėl buvau prie pat nosies. Susimoviau. Turėjau šansą aš pagauti ją. Nu, bet nedideli šansai, kaip matėt. Porą sykių atsiekė. Matyt, gal dar ne tas aktyvumas. Pradžiai dirbau agresyviai, prieš pat galą tempą sulėtinau ir tas lydeko sekimas pasirodė, tada jau atrodė, jau kažkas bus. Ir kaip ir, ne šiandien. Bet dar ne vakaras, dar 1 valanda turbūt yra, aš čia toj vietoj dabar užsibuvau ilgai. Kur aš eisiu, bus labai seklu, tai tas masalas turėtų suveikti gerai. Yra kažkas, kad. Opa, in burną savo įsmogiau. Blemba, nepabėg tik tai, rupūžiukė nepabėg. Blemba, savo į galvą dėjau į dantis. O, pagaliau. Pagaliau. O, čia jau gražu. Smūgis gražus, matėsi puolimas, nesimatė puolimo, bet verpetai buvo. Didelis darbas, eilinis iki galiu pasakyti, didelis darbas daromas. Aišku, tas darbas yra malonus. Ui, gražiai kibo, labai gražiai, mato čia pats kraščiukas. Na ką čia rodai? O, tai rodo
71. O, kaip gražu. O. Nu, va, kažkas rimčiau. Iškeliaus. Dabar, nu, kaip pati susitvarkyk. Kibo! Ten kibo! Aš kaip tik norėjau įsijungti kamerą, dabar papasakau kažką jums. Wow! Kas čia buvo, kaip čia taip greitai? Prašoviu kažkaip, ne? Nespėjau kameras įsijungti. Nei aš nemačiau, nei nufilmavau dabar. Nu, gražu vis tiek, prašau. Atsivėrė, matyt, galimybės dabar pagauti ant vakarą. Gal jis šiaip tikrai labiau dabar aktyvės yra. Aktyvesnis, mažiau gudresnis. Ir pareik čia. Papiški. Viena kita gal dar užkips. Bet jau dabar tamsta, tai čia nebedaug laiko liko. Tai ką aš norėjau dar pasakyti dabar, tai atviresnioje vietoje matyti reikia, reikia kažkaip gal kitą pravedimą daryti, kitokį, gal aštresnį pratraukimą reikia. Nes kitu atveju masalą tiesiog atseka ir palieka. Nu, vat sakau, gal guminuką reikia dėti. Nu, didesnį. Ir žinoma, lėtas pravedimas. Turi būti ne kitoks. O, išdaviau tokį darbą turi. Tai pasiteisino. Greičiausiai pasiteisino, tai taip. At kas toliau, kaip toliau bus. Lemba. O, paėmusi. Nepakirtau greičiausiai. Įkeik. Dar nežinau, ko čia per dydis galėjo būti. Faktas, kad legali buvo. Faktas. Nu, ką čia antras į ką norėsim. Truputį gavo. Labai nestipriai, bet gavo. Taip gražiai parpuolė. Aš vėl kažkur klaidžiau su akim, žiūrėjau, kur nereikia. Pražiopsojau. Nu. Ne, viskas jau nebeims. Ir vėl ėmė. Bet šį kartą visai iššoka į viršų. Mano reakcija kaip į mūsų buvo. Nestumdyk mano masalą. Paimk. Gi paleisiu. Gali jį ten savo vietoj, matai. O, dabar yra. Savo vietoj niekur nedinga jį. Gal net ta pati atrodo visai. Ne, kita čia. O, bet labai panaši. Apgavau. Bet vat, lydeką jau iš trečią syką paėmė. Iš trečią. Gražu. Smagu. Kad ir nuo krantą sunkiau, bet be valties yra stabiliau. Smagiau vis tiek traukt žuvį. Ir ypač kada taip leidžia pasižaisti lydeka, tai labai smagu.
Aha, čia jau dabar prisiraitai biški nesmagiai čia. Matau, apatinis kablys prie žiauno. Na čia biški nesmagiai, čia reikia dabar atsargiai ištraukti, nes pradės kraujuot labai. O, kitas kablys. O, pavyko ištraukti gražiai. Nu, tau pasisekė, nei kraujuką nesimato nieko. Gal tik dabar. Ui, kaip žiaunas atsargiai. Ui. O. Mes tavęs nenorim. Mes tavęs norim paleisti. 64. Va, kai tik pasiruošus, kelkis pati. Kelkis. Ar padėt tau? Na gerai. O, tu bliamba. Supratau. Kokia. Baigėm žvejot šiandien. Ir matėt, kokie vaizdai šiandien buvo. Turėjom šansą vieną didelę lydeką pagauti. Aš tai šio puikaus masalo. Aš tikiu juom kaip savo kitais gerais masalais. Ir įtikėjau. Tai vat, dabar, kaip matėt, lydeka didelė buvo ėmus. Neėmus, aš visada sakau, ėma, nors tiesiog siekimas buvo. Ir porą sykių tik tai atsiekėm. Verpetai sukilo šovį kažkaip iš šono. Ir viskas, bandžiau dar masalą pakeisti, bandžiau kurapalą, gal galvoju suveiks. Bet ne, nesuveikia. Tai ilgai aš ten terliojausi ten prie tos vietos. Jeigu sykį neina, tai pagauti šansų jie yra labai sunku tada jau. Čia jau nieko nepakeisi. Tai vat, baigiam šią žvejybą senvagė. Gerai pagaudėm tų lydekyčių. Bet, ta prasme, smagiai buvo, kaip visada. Ir viskas, dabar laukit tęsinio. Ir toliau žvejosim senvagiai. Ir viskas tada į kitą dieną važiuojam. Matėt? Kaip gražiai. Oi, geras. Tu vos neįkibai. Teatrai. Breakdance. Lauk. Užtenka. Nepabėgsi vis tiek. Vis tiek tu nepabėgsi. Hihi. Išviliojau. Nu ir koksai gražus. O, legaliukas. Čia biškį į krantuką paeisiu. Padžiausiu kur nors meškerę. Buvo. Čia šitaip. Šitaip gal. Laikyk. Kokia gera šakutė. O, gerai, nesidauža. Išsižiok truputį, o. Ai va, kauliuks kažkoks buvo įsikabinęs. Vat ir ot. Nu va, čia bus
50 cm su kapeikom. Bet čia jau tokia kudutė, nei tada, kai žvejavau čia prieš dieną, kaip matėte. Graži, netgi žinokit, 5 cm būtų. Paeisim toliau biškį, kai visada gražiai paleisime. Jeigu pati neiššoks iš rankų. Na. Labai malonu. Gero kelio. Yra! Geras! Valio! Džiaugiuosi todėl, kad čia netik jau, ką pagausiu. Geras. O čia tai geras. Niu. Ir nespirgiukas visai normalus. Ai, nesidaužyk. Pakėliu ir atsikabina. Hei. Aišku, dėlės. Oi. Nu, pamatuosim. Čia įdomus suksiūgis. Kokia graži sportininkė, ne? Šiam suomu gal bus. Pamatuokim. Pem 8. Kibimas buvo. Pakilo kažkoks tai verpetas prie woblerio. Greičiausiai mažylis koksai. Geras! Wow! Eik tu geras! Wow, koks dydis! Tik nepabėk dabar! Oho! Wow, koks monstras! Wow! Na. Didelis. Varyk čia. Yes. Kaip čia gerai. Kaip jungtukis lydekiukas. Wow. Geras. Pagaliau man nuskilo. Čia tai geras. Gražuoliukta. Neatrodo metrinė, kad bus. Bet eik tu savo. Nieko čia tikrai nesitikėjau. Absoliučiai. Dar tas vėjas čia pučia labai stipriai. Čia geriau dabar. Reikėtų su replėm viską daryti. Taip ir padarysim. Kiek dėlių. Čia. Eik tu savo. Opa.
Nu dar pažvėjuokim čia, kol laikai yra. Vat būtų bairis, jeigu dar vieną kokią pagautume tokią. Nu čia gražu, gražu. Kaip patranka. Eik tu geras. Žavingai tu čia supuoliai. Ui, išsigandau. Pradėjau vėl galvoti apie didelį lydeką. Pasiutusias. Ne kitokias. Vėl kiba. Kiba. Ai vis vėl. Eik tu sako, ima. Nu, trečias syk. Matot, va. Antras įgavo per šaptus biškį jautėsi. Nu, ir vėl nepataikė. Vėl nepaėmė. Kiurs. Nu jau kažkaip neim pagaut man, bet im gerai visai. Aktyviai jūs. Bando. Yra, bet jokio kibimo nejutau. Absoliučiai. Jutau, kad tik tai tuščias džirkinimas buvo tik tai. Nu, ką, pasidaužiai vėl aprima. Tiek tu sugebėjai. Pradžiai visas kiemą daužas stengiasi, paskiau kaip malka. Šitaip. Visgi aš tai vis tiek pagavau. Nepabėgai nuo manęs. Dėlių va pilna. Va. Graži, va čia stambi tokia. Va, matot, pilvas kaip pakritęs. Nu, paleidžiam. Opa. Nu, buvo. O, koks vėjas. Nu, kaip matėt, gražiai šiandien gavosi žvejyba. Greitai čia reikia jums papasakoti, ką nors. Vėjas, lietus dar pradeda lyti. Tai pradžiai taip tiesiog atsipalaidavęs, taip žvejoju. Paskiau bim vieną, antrą. Ar kiek ten pagavau? Pagavau, ne? Jo, porą pagavau. Ir paskiau trečia lydeka, ir kelinta čia buvo ta monstrinė lydeka užkibo. Nu ir vakarinis labai pasiteisino. Kaip ir vakar, kai žvejavau, irgi vakarinis buvo geras kibimas. Tai vakarinis kibimas iš tikrųjų ir geriausias ir yra. Ir nėra ko skubėti tą žvejybą, taip iš anksto rėkti, bent jau taip, kaip dabar aš žvejoju, kiek pastebėjau. Nes kažkaip vangesnės būna jos per pietus, prieš pietus, aišku, įmanoma pagauti, viskas čia ok, žinot. Bet vakar vienoks, šiandien kitoks vėjas yra. Sukasi iš šiaurės daugiau, tai vis tiek vanduo vėsta, lydekos pradeda, kaip sakyti, ruoštis vėl žiemai. Nu ir jos kimba ir labai gerai kimba, šiaip retai kada taip pasitaiko tokių kibimų įdomių. Na ir kol kas viskas. Ir ačiū, kad žiūrit. Smagu, kad žiūrit. Nu ir iki. Susimatysime kituose video.